jeigu tai yra, tebūnie ar angelas, ar Jėzus Kristus, ar ne, jisai siunčia Juozapą, kad būtų brolių išduotas. Ir tai yra pagrindinis jų motyvas, kodėl jie išduoda Juozapą, yra pavydas jo regėjimams. Tai yra tikslas, kad neįvyktų, kad jokių būdų neįvyktų, ką jis sapnavo. Brolių veikimas, kad neįvyktų, kaip tik tampa tuo akmeniu, išsipildant, kad tai vyko. Šitas Dievo apvaizdos veikimas, jisai pilna apimtim, pilna savo gale apsireiškia Kristaus mirtyje, ne, kuomet Kristus yra nužudomas, siekiant parodyti, kad jis tikrai nėra Mesijas, bet tai tampa jo pagrindinio atpirkimo įvykiu, ar ne, ir jo šlovės momentu. Sveiki, mėlieji, įsijungę kanalą apologetika.lt, aš Laurynas Jacevičius, jo kūrėjas, klausėtės Biblijos slėpinių, kuriuos vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Kalbame toliau apie pradžios knygą, esame prižygiavę 37 skyrių, šioks toks lūžinis taškas yra įvykęs istorijoje, prieš tai kalbėjom daugiausiai apie Jokūbą ir jo gyvenimą, o dabar kalbėsime apie jo sūnus, konkrečiai Juozapą ir jo istoriją. Pakankamai didelis gabaliukas jau laukia mūsų apie jį tolimesniuose pradžios knygos skyriuose. Dabar paskaitysim 37 nuo 1 iki 11 eilutės imtinai, o po to nuo 12 iki pabaigos ir pabandysim aptarti. Pradžios knyga 37 skyrius nuo 1 eilutės. Bet Jokūbas įsikūrė krašte, kuriame jo tėvas buvo gyvenęs kaip ateivis, Kanano krašte. Štai pasakojimas apie Jokūbo šeimą. Būdamas 17 metų Jokūbas ganė su broliais avių kaimene, padėdamas savo tėvo žmonų Bilhos ir Zilpos sūnums. Jis tėvui papasako apie jų blogus darbus. Izraelis mylėjo Juozapą labiau už bet kurį kitą savo vaiką, nes šis jam buvo gimęs senatvėje. Jis buvo jam pasiūdinęs puošnų apdarą su rankovėmis. Matydami, kad tėvas jį myli labiau už kitus, broliai jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Kartą Juozapas susapnavo sapną ir papasakojo jį savo broliams. Šie ėmė dar labiau jo nekęsti. Paklausykite, kokį sapną sapnavau, sakė jis jiems. Mes rišome lauke pėdus. Staiga mano pėdas atsistojo ir stovėjo, o jūsų pėdai susirinko aplink ir žemai nusilenkė mano pėdui. Jo broliai atsakė, bene ketini tapti mūsų karaliumi, bene iš tikrųjų ketini mus valdyti. Dėl kalbų apie sapnus jie ėmė dar labiau jų nekęsti. Jis sapnavo dar vieną sapną ir papasakojo jį savo broliams, tardamas, štai sapnavau dar vieną sapną. Saulė, mėnulis ir 11 žvaigždžių man lenkėsi. Bet kai papasakojo jį savo tėvui ir broliams, tėvas apibarė, kągi reiškia tas tavo sapnas, ką susapnavai. Negi mes, aš pats, tavo motina ir tavo broliai, turėsime ateiti ir nusilenkti tau lygi žemės. Broliai jam pavydėjo, bet ir tėvas šio įvykio negalėjo užmiršti. Turim tokį įdomią šeimos situaciją. Juozapas jauniausias ir mylimiausias sūnelis ir mums yra paaiškinta, kodėl jis yra mylimiausias, dėl to, kad gimęs jam senatvėje. Matyt, Jokūbas jo labai laukė, bet jam už tą savo meilę Jokūbas jam išreiškė padovanodamas puošnų apdarą su rankovėmis ir spalvota. Tai gal pradėkim dabar nuo tos Jokūbo meilės Juozapui, kadangi mums yra tarsi pabrėžiama ir taip pristatoma, ir kodėl mums tai yra svarbu išgirsti. Taip, mes pradedam antroje eilutėje nuo to, kad skaitom, kad tai yra Jokūbo Toledot. Čia reikia prisiminti, kad visą pradžios knygą Toledot 10 kartų sutinkame. Iš esmės tai yra 9 tos Toledot. Vienas iš jų čia yra Jokūbo genealogija, bet staiga mes sutinkame Juozapo ciklą, ar ne, Juozapas kaip pagrindinis veikėjas Jokūbo šeimos. Čia toks atskiras įdomus klausimas biblistam. Štai čia, Laurynai, palėti tą momentą, ar tikrai Jokūbo meilė Juozapai, apie kurią mes daug rašome, nėra kažkokia ydinga. Ar tai nėra, kad jis per savo tą meilę ir iššaukia brolių pavydą ir kitas problemas. Tai, sakyčiau, labai šiuolaikiškas požiūris. Mes dažnai paskaitę tas istorijas, tarytum, užsikabinam, kad galbūt Jokūbas be pagrindo myli Juozapą labiau ir vat štai paskui visos tos nelaimės šeimoje, kai tu nelygiai myli vaikus, tai paskui tie mažiau mylimi imasi veiksmų. Kita vertus, šiuolaikinėm akim skaitant, ir pats Juozapas atrodo besigiręs savo sapnais ir tą meilę tarytum demonstruoja ir kiša į akis, apsirengia tą drabužį, jo vaikšto. Galėtų tą sapną ir nepasakoti, jeigu kaip, taip žino, kad nemėgsta jo tikriausiai. Bet mintis yra tas, kad kai jis perpasakoja sapnus, broliam atrodo,
kad jis perpasakoja savo svajones, kad jis nori valdyti, labai to siekia, svajoja ir tada jam prisisapnuoja. Kitaip tariant, sapnai išduoda, ko tu slapta nori, ar ne, tavo sapnai. Tačiau mes žinom, kad tai nėra taip. Juozapas, čia yra kaip pranašystė, prieiškimas kažkas tokio. Juozapas neturėjo jokių paslėptų svajonių kažką valdyti. Ar ne? Bet broliai norėjo valdžios ir dažnai mes kitame įskaitome motyvus, kuriuos turime mes. Ar ne? Iš tikrųjų, Juozapo tas draugiškas pasidalinimas sapnais labiau parodo jo paprastumą. Jis nustemba dėl to, ką jis nusapnuoja. Jam pačiam tai yra keista. Ir jis draugiškai dalinasi su broliais. Kodėl? Todėl, kad pirmam sapne jisai mato pėdus, javų pėdus, o jie gano gyvulius. Tai yra neįprasta. Jisai nujaučia, kad kažkas jų gyvenime laukia didelės permainos, kai staiga gyvulių ganytojai turės javų pėdus. Reiškia, jį užkabina visai kitas aspektas negu brolius. Jį neramina pasiužetas. Antram sapne jisai mato žvaigždės, saulę ir mėnulį kartu. Natūraliai jie negali būti kartu arba naktį, arba dieną, ar ne? O čia yra kažkas, kuomet yra ir žvaigždės, ir saulė kartu. Tai yra, tuose sapnuose yra kažkas neaišku, ar ne? Ir jis tuo aspektu dalinasi, o broliai žiūri jo klastą, žiūri tą tokį motyvą valdyti. Labai panašiai broliai žiūrės Dovide, tą patį motyvą, kai jisai paklaus, ko laukia Galijoto nugalėtojai, kokią premiją laukia, ir broliai įžvelgs tokį pasityčiamą, kaip jaunėlis iš viso drįsta to klausti, nors jis klausė labai nuoširdžiai. Jis tiesiog jam buvo keista suprasti, kaip iš vis, kodėl jo kažkas nenugali, ar ne? Tiesiog tai visiškai kitas požiūris. Ir mes tą patį matom, tą patį aspektą. Pavyzdžiui, kai Jėzus buvo paliktas šventykloje ir jis suranda po 3 dienų tėvai, jisai nustebė, sako, ko jūs stebėtės, argi aš neturėjau būti tėvo namuose. Tarytum, jam kaip vaiko atrodo viskas aišku, taip ir turi būti, bet tėvai nesupranta tokio jo paprastumo. Tai čia yra, aš nesakyčiau, kad Juozapas svajoja kažką valdyti ir jam dėl to sapnuosi sapnai, atvirkščiai, jis dalinasi, nes jį patys sapnai neramina. O mes jau įskaitome tos motyvus į Juozapą. Ir beje, pavyzdžiui, populiarus romanas Tomo Mano apie Juozapą ir jo brolius irgi įrašo tą, sakykime, Juozapo gyrimasi kaip tam tikrą problemą to viso siužeto. Tai yra grinai mes perskaitom šiuolaikinio, iš grinai tokio psichologinio pjūvio akimis ir išskaitome Juozapę tam tikrą pasipuikavimą, nors iš tikrųjų jis yra, vėliau mes žinome jo charakterį, mes pamatome, kaip jis vedė save didelėse krizėse, jis niekada nekaltino, niekada nekerštavo, ir kai tu pažįsti giliau tą žmogų per jo gyvenimą, daugmaž supranti, kad pas jį to nebuvo, jis turėjo kitą motyvą, jį patį neramino tie sapnai, jis nesigyrė jais, jis mylėjo brolius. Bet jis buvo skundikas, taip parašyta. Jis nebuvo skundikas. Čia gerai parašyta, kad papasakojo tėvai apie jų blogus darbus. Jo, čia duoto atveju vienas iš rabinistinių aiškinimų, kuomet dažnai stengiamasi išteisinti brolius tokiuose požiūrėse. Stengiamasi, tarytum paaiškinti, kodėl, užduodamas klausimas, kodėl atsitiko tokia didelė neteisybė su Juozapu. Gal jis kažką padarė. Tai toks šiuolaikinis psichologinis pjūvis, maždaug jis buvo per daug pagirūniškas, ar ne? O rabiniškai aiškinimai maždaug, kad jis galbūt apšmeižė brolius ir jam atsitiko tai, ką jis sakė. Nieko panašaus. Iš tikrųjų, dėl brolio blogų darbų abejonių nekyla. Mes vėliau patys pamatom, kokie broliai yra. Jie broli savo. Kitaip tariant, mes dar čia niekur neskaitom apie jų blogus darbus. Mes nežinom, kas tie blogi darbai. Tiesiog, kad Juozapas papasakojo jų blogus darbus, bet po to, kaip jie elgėsi su Juozapu, mes pamatom, kad tai atspindi jų charakterį. Jie turėjo tų darbų, tai tikrai galėjo būti nesąžininga prekyba, tai galėjo būti santykiai su vietiniais, su moterimis, galėjo būti kažkokie dalykai, kitaip tariant, žiaurumas su gyvūnais ar panašiai. Ne taip svarbu, kokie jie buvo. Esmė yra, kad iš esmės Juozapas liūdi jų darbais, bet juos nenustoja mylėti. Juozapas yra vienintelis biblinis charakteris, kuriame mes neskaitome ne vienos istorijos, kuris padarytų iš tikrųjų blogą darbą.
Tai nereiškia, kad jis buvo be nuodėmės, kaip, tikrasis Juozapas, ar ne, bet tai reiškia, kad autorius mums jį nutapo būtent tokį, ar ne, iš tikrųjų nekaltą pilnąja to žodžio prasme, nekaltai kenčianti. Ir tai, kad bandyta paaiškinti, kad jis vis tik kažką dėl savo jaunystės, dėl savo kvailumo ar dėl savo brolių nemėgimo kažką padaro šiek tiek netinkamai ir vėliau tai ir buvo priežastis, kodėl jis tą kentėjo, aš asmeniškai nesutikčiau. Greičiau tai, kaip mes sutinkame jo personažą atskleistą perspektyvoje, mes jį grinai matome nekaltą, kenčiantį nekaltai. Ir jo pasakojimai, sapnai yra ne iš pasididžiavimo, bet jis yra jais nustebęs, nori jais dalintis, jis irgi klausia, kaip tai vyks, kodėl vyks tokios mūsų gyvenime permainos ir kodėl aš matau, kad jūs prieš mane lenkėtės. Jis stebisi tuo. Prisiminkim, kad Juozapas yra jauniausias, ar ne? Iš principo. Jam mažiausia šansų būti klano galva, ar ne? O sapnuose būtent jis jo tampa ir tai ir kelia klausimą, kaip. Nes ta tema, kas bus pirmgimis, kas bus karalius, tai ne visai tas pats. Mes vėliau matysim, kad Juozapas bus pirmgimis, o Judas paveldės lyderystę. Tos dvi giminės taps išskirtos ir sekančiam skyriui mes iš karto fokusas nueis į kitą svarbiausią personažą, Judą. Tai yra, reiškia, mes dabar esame sufokusuosim savo istorijas į du svarbiausius personažus, Juozapą, ir Judą. Prieš tai mes turėjom trumpas istorijas apie tuos, kurie buvo sąraše pirmi. Tai, ne, mes skaitėme ir apie Rubeną, ir jo veiksmus siekiant užimti valdžią. Mes skaitėme apie Simeoną ir Levį, kaip jie Sichemą užpuolė. Ar ne, tai buvo dėmesys tiems, kurie buvo gimę pirmą ir jie turėjo daugiausia šansų tapti lyderiais. O dabar dėmesys šitiems, kurie iš tikrųjų užims Judui ir Juozapui. Ir vienas užims pirmgimystę, kitas užims lyderystę ir taps būsimosios karališkosios giminės protėviu. Ir vėliau šitie du personažai taps patys svarbiausia vėlesniam bibliniam pasakojime. Pavyzdžiui, užimant pažado žemę, du žvalgai, tai yra Jozuė su Kalebu, taip, jie vienas yra iš Judo giminės, kitas bus iš Efraimo, tai lygiai Juozapas ir Judas, vėlgi jie du bus. Ir mes matysime, kad tarp tų giminių egzistuos tam tikra įtampa. Dovydo laikais karalystėje bus susivienę trumpai, o vėliau suskils labai ilgam. Ir jau pranašai nuolat kalbės, kad ateis dienos, Mesijo dienos, kada Juozapas ir Judas arba Efraimas, Juozapo jaunėlis, bet kuris paveldė pirmgimystę, jie susijungs. Tai yra mums dėl to labai labai svarbi šitas momentas, kai tie du personažai dar tik formuojasi, skaitytojai jau žino tą įtampą, jie jau gyvena greičiausiai kontekste, kai yra įtampa tarp tų giminių ir jie laukia momento, kada jie susijungs. Ir mes, kai skaitome apie apaštalus galilėjiečius, iš esmės tai buvo tie Efraimo, galima pasakyti didžiąją prasme, palikuonys, ir Jėzų, kuris buvo Judo palikuonys, mes ir matome tą vienybę vėlgi tarp Juozapo ir Judo, ypatingai bažnyčioje, vėliau pirminiai bendruomeniai, per kurios prisijungia visi žydai ir vėl atsistato tą pranašautą vienybę. Čia aš nukrypau šiek tiek, bet paaiškinau, kodėl mes turim būtent tuos du personažus, jie yra fundamentaliai mums svarbus visam bibliniam. Bet Juozapas jauniausias yra. Juozapas yra jauniausias, dar yra Benjaminas jaunesnis, bet iš esmės jisai yra jaunėlių kategorijai, galim jį vadinti jauniausias. Bet Judas vyresnis biškį yra. Judas yra trečias, ar ne, pagal gimimą, tačiau šiuo atveju kaip sakyt, vienas paveldės pirmgimystę, kitas paveldės karališką tą titulą ir tokiu būdu bus balansas tarp tų dviejų ginčių. Bet iš principo tai yra du asmenys, kurių perspektyva mums labai svarbi. Ir apie pirmgimį kalbant, tai ne tas, kuris gimsta pirmas, bet tas, kuris paveldi tėvo šeimos pagrindinį paveldą, ar ne? Ir štai kodėl Jėzus yra vadinamas kūrinijos pirmgimiu. Ne todėl, kad jis yra pirmas kūrinys, kaip Jehovos liudytojai ar panašus į juos kalba, bet todėl, kad jis paveldi visą. Jis paveldi visą kūriniją ir yra kūrinijos galva. Ta prasme, laiške Hebrajams mes skaitome, kad jis yra visa ko paveldėtojas.
Kolosiečiams vis dėlto vadinamas kūrinijos pirmgimiu. Tai čia Juozapas tampa prototipu tikrojo pirmgimio. Dar viena tokia mintelė buvo atėjusi galva, turint omenyje brolių motyvus, kai klauso jie Juozapo, nes taip, iš tikrųjų šiuolaikiniam akim atrodytų panašiai, va toks scenarijus susidėlioja, Juozapas tarsi skundžia savo brolius, jiems jau visai nepatinka, tada jis dar papasako jiems savo sapnus, tarsi kaip ir erzindamas galėtum pagalvoti, arba net jeigu jam atrodo tie sapnai keisti, tai tada jis žino, kad juos dar sunervis, vis tiek tai jis daro, dar tada tėvą nervina ir taip toliau, galbūt kažkokia prasme net nusipelno to. Bet jeigu iš naujo skaitai tą tekstą, pavyzdžiui, dabar turėdamas omeny, ką tik išgirdom, kad jis galbūt iš tiesų yra tiesiog nustebęs ir jis nieko čia nenori tokio, jis yra jaunas pakankamai vyrukas ir jam yra nuostabu, kas čia dabar vyksta. Tam jis dalinasi ir nori atgauti kažkokį atliepą. Bet jeigu jam mes to pokalbio toliau neskaitome ir jeigu tada broliai sako, ar tu nori mus valdyti ir gal Juozapas sako, ne, aš nenoriu, aš tiesiog norėjau suprasti, mes šito dalyko neskaitome, ne? Bet jeigu tu esi taip įsitikinęs to kito motyvais ir dar remdamasis to galbūt ko pats nori, bet ką kitas pasakytų, tau atrodo, kad netiesa tai yra, nes jisai gal dar labiau tave nori apgauti ir tu gali verstis kūlveršiais per galvą ir vis tiek tu neįrodysi, kad tu šito nenorėjai. Tai man primena, ir klausau dabar tokios tinklalaidės apie Prancūzijos revoliuciją, kad buvo toks vienas momentas, kad tie, kurie labiausiai buvo patriotiški, buvo laikomi didžiausiais tėvynės išdavikais dėl to, kad jie buvo tokie patriotiški, todėl, kad jie bandė visus apgauti. Ir kuo tu patriotiškesnis, to tu iš tikrųjų esi mažiau patriotas ir esi iš tikrųjų tėvynės išdavikas. Tai atrodytų komunikacijos tas pats dalykas ir motyvų įžiūrėjimas kitame gali tapti labai didelė problema. Taip pat kaip ir į Jėzų buvo irgi žiūrima, kad jisai kažko tenais nori, nežinau, bando apversti viską aukštyn kojom. Tas motyvas, pavydo motyvas, jisai labai išryškinamas yra Evangelijose, ar ne? Jėzus yra išduodamas iš pavydo, kaip mes skaitome Evangelijose. Ir to meto elitas, religinis, politinis elitas, jis pavydėjo Jėzui visom prasmėm. Sakykime, ir įžvelgė jame irgi nedorus motyvus, save teisino ir iš esmės surengė sąmokslą, labai panašiai kaip broliai, surengė sąmokslą prieš Juozapą, tai lygiai tas pats lydėjęs ir Kristų. Ir šiuo atveju mes tikrai nemanome, kad Kristus išprovokavo tą pavydą, ar ne, savo elgseną, kažko, pamokslais ar kažkuo. Ne, tai tiesiog problema yra tų, kurie pavydėjo. Ir čia šiuo atveju tas drabužis, vėlgi, iki galo mes tiksliai nežinom, koks tai drabužis. Vieni vertimai, todėl, kad tai žodis pavartotas, sakykime, nepakankamai daug kartų, kad galėtume atkurti jo būseną, todėl yra įtarimas, arba tai yra susijęs su spalvomis, arba su ilgom rankovėmis. O jeigu ilgos rankovės, tai reiškia neskirtas juodam darbui, ar ne? Tai reiškia, esi tėvo numylėtinis, tam tikrą prasme skirtas valdyti, o ne dirbti ūkio darbus. Ir ta prasme, broliai tą matė, tėvo prielankumą, ir jie pavydėjo. Bet čia reiktų pastebėti, kad tas prielankumas yra pagrįstas, ar ne? Jis vis tik Juozapo asmuo, kuris atsiskleidžia per visą pasakojimą, tikrai yra vertas to, kad tėvas į jį žiūrėtų su žavesiu, nes jis atpažino jame savo mylimosios Rachelės veidą. Jie pasakyta turėjo tą patį. Tai atrodė taip pat, mes tą turime atpažinti. Ir iš tikrųjų meilė gali būti ir pagrįsta, ar ne? Taip, jinai buvo skirtinga, bet jinai buvo pagrįstai skirtinga Juozapo atžvilgiu. Čia mes tą turim pasakyti. Ir nebuvo taip, kad Jokūbas mylėjo Juozapą taip, kad kitų nemylėjo. Kai jis skirstė savo palikimą, jis nei vieno nepamiršo. Ta prasme, kad kas liečia jo pareigą, ta meilė kaip pareiga, ar ne, jinai išliko lygi iš esmės. O čia yra tam tikras žavėjimasis tuo, kaip Juozapas vedė save, ar ne, jo gyvenimu, jau tuo metu atsiskleidė jo tam tikros charakterio savybės, kurios kėlė tėvo žavesį. Ir čia nereikėtų žiūrėti į tą meilę kaip kažkokią tai neligybę. Netgi, kai mes išgirstame balsą iš dangaus, kai Jėzus krikštėsi arba atsimainio kalnas, tai yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi, ar ne? Mesgi nepuolame sakyti, reiškia, jis kažkaip myli jį labiau negu mane, ar ne? Tai iš tikrųjų mes suprantam, kad ta meilė yra pagrįsta. Iš tikrųjų ta meilė turi tam tinkamą pamatą. Miela žiūrovė, klausytojų, labai atsiprašau, kad pertraukiu, bet svarbus dalykas, jeigu tau patinka, ką daro apologetika.lt, taip pat ir šis įrašas, tai paspausk, kad mėgsti, užsiprenumeruok kanalą, pakomentuok, netgi pasidalink ir nueik į apologetika.lt /parama ir išreišk savo paramą
apologetika.lt veiklai. Ačiū tau. Paskaitom nuo 12 eilutės iki skyriaus pabaigos. Kartą, kai broliai buvo nuvarę tėvo kaimenę ganytis prie Sichemo, Izraelis tarė Juozapui: tavo broliai, kaip žinai, gano prie Sichemo, pasiruošk, siųsiu tave pas juos. Pasiruošęs, atsakė šis. Izraelis tada paliepė jam: nueik ir sužinok, kaip laikosi tavo broliai, kaip sekasi kaimenė ir panešk man žinių. Taip jis išsiuntė jį iš Hebrono slėnio. Juozapas pasiekė Sichemą ir vienas vyras sustiko jį beklojantį po laukus. Ko ieškai, paklausė jo tas vyras. Savo brolių ieško, atsakė jis. Ar negalėtum pasakyti, kur jie gano kaimenę? Vyras atsakė: jie iš čia iškeliavo. Girdėjau, iš tikrųjų sakant, eikime į Dotaną. Tad Juozapas pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. O šie pastebėjo jį iš tolo ir pirmą, negu jis prie jų priartėjo, ėmė tartis jį nužudyti. Vieni kitiems jie sakė: va, ateina tas sapnuotojas. Eime, užmuškime jį ir įmeskime į kokią nors duobę. Sakysime, kad plėšrus žvėris jį sudraskė. Tuomet pamatysime, kas išeis iš jo sapnų. Bet Rubenas tai išgirdęs stengėsi išgelbėti jį iš jų rankų ir sakė: neatimkime jam gyvybės. Rubenas kalbėjo jiems: nepraliekite kraujo. Va, įmeskite į aną duobę dykumoje, bet patys rankos prieš jį nekelkite. Jis norėjo išgelbėti iš jų rankų ir sugrąžinti tėvui. Taigi, kai Juozapas atėjo pas brolius, jie atėmė iš jo apdarą, puošnųjį apdarą su rankovėmis, kurio buvo apsivilkęs. O jį patį įmetė į vandens duobę. Duobė buvo tuščia, vandens joje nebuvo. Jie susėdo valgyti. Žvalgydamiesi pamatė jie ateinant iš Gileado Izmaelitų karavaną su sakais, balzamu ir kvapiaisiais syvais, apkrautais kupranugariais keliaujant į Egiptą. Tuomet Judas tarė savo broliams: kokia mums nauda, jeigu nužudome savo brolį ir nuslėpėme jo kraują? Eime, verčiau parduokime jį Izmaelitams, nekelkime rankos prieš jį, nes jis juk mūsų brolius, mūsų pačių kūnas. Broliai jo paklausė. Kai keletas midjaniečių pirkliuojo pro šalį, jie ištraukė Juozapą iš duobės ir pardavė Izmaelitams už 20 sidabrinių, o tie nusivedė Juozapą į Egiptą. Vėl atėjęs prie duobės ir pamatęs, kad Juozapo duobėje nebėra, Rubenas persiplėšė drabužius. Jis grįžo pas savo brolius, sakydamas: berniukas dingo, ką dabar daryti? Tuomet jie paėmė Juozapo puošnųjį apdarą, papjovė ežiuką ir pamirkė tą apdarą jo kraujyje. Puošnųjį ilgomis rankomis apdarą nunešdino tėvui, sakydami: mes radome jį. Prašom pasižiūrėti, ar tai tavo sūnaus apdaras ar ne. Tėvas pažino ir tarė: mano sūnaus apdaras, plėšrus žvėris jį prarijo. Juozapas tikrai žvėris sudraskytas. Tuomet Jokūbas persiplėšė drabužius, apsijuosė ašutinę ir raudojo sūnaus daug dienų. Visi sūnus ir dukterys stengėsi jį paguosti, bet jis atsisakė būti paguostas ir sakė: ne, aš liūdėdama žengsiu į Šiolą pas savo sūnų. Taip tėvas jį apraudojo. Tuo tarpu midjaniečiai buvo jį pardavę Egipte vienam faraono pareigūnui Potifarui, sargybos viršininkui. Gerai žinoma istorija, dažnai skambanti įvairiuose kontekstuose bažnyčioje, dažnai iš jos yra pamokslaujama. Ir mes pabandysim pažiūrėti, ką čia įdomaus galėtumėm iškrapštyti, bet situacija tokia, kad broliai gano kaimenę, Juozapas yra namie, reiškia ne su jais gano jis tą kaimenę, ir tėvas nusiunčia Juozapą kaip pašto karvelį arba kaip messengerio žinutę, kad kažkokį gautų atsakymą, pažiūrėtų, kaip broliams sekasi. Juozapas išeina jų ieškoti. Kelias nėra trumpas, tai mes galim suprasti, ar net neranda to vietoj, kur tikėjosi, geriausiai atranda kažkur kitur, pamatė broliai, iš toli ateinantys, sako, reikia jį nužudyti, dabar yra mūsų metas, galim tai padaryti. Bet du broliai čia šitoje istorijoje figūruoja kaip kitokie. Rubenas sako: ne, įmeskime į duobę, nes norėjo išgelbėti jo gyvybę, ir po to jisai sako: įmeskite. Jis net jis tarsi nepriskiria savęs prie jų, po to galiausiai atrodytų, kad jis net tame nesudalyvauja, nes po to pamato, kad jo nebėra, jis neparduoda to brolio. O kitas brolis Judas sako, kad žiūrėkit, reikia nenužudyti, reikia jį parduoti ir vis tiek jis yra mūsų tarsi toksai gailesčio kažkoks yra momentas, bet plus dar galima uždirbti iš to viso. O galiausiai istorija baigėsi visu tuo, kad panašiai taip kaip Jokūbas apgavinėjo savo tėvą ir buvo apčiupinėti, parodyti visą, kas tenais yra, tai dabar buvo vėl duotas drabužis ir pats jisai buvo apgautas labai tokiu panašiu būdu, nes pažiūrėk, ar čia iš tikrųjų yra tavo sūnaus drabužis, ir sako: jo, tai yra mano sūnaus drabužis, ir ilgai rauda. Tai tokia yra situacija, daug čia tų gijų persipina, daug nuorodų, tai nuo ko pradėti? Gal pradedam nuo to, kad tėvas siunčia savo mylimąjį sūnų pas brolius. Ne, čia toks scena, kad tai, ką jis myli labiausiai, jisai siunčia pas brolius aplankyti. Broliai nėra ten, kur jie žadėjo būti. Jie gal ir nujautė, kad Juozapas juos ateis aplankyti, ir jie specialiai, tarytum, jį suklaidina, jie pakeičia lokaciją. Praktiškai 20 km pajuda, tai yra viena diena kelio. Ir nepalieka nieko,
vietos, kaip jo surasti. Ar ne? Tai tarytum jie nujaučia, kad Juozapas ateis ir pasielgia tokiu būdu, kad jis jų nerastų. Dabar Juozapas sutinka nepažįstamą vyrą. Ir staiga jo klausia, ar ne, apie savo brolius ir jis sugeba atsakyti, ką jis girdėjo jos kalbant. Aš atsimenu, dar, buvau į mokyklą jau, nežinau, man buvo 16-17 metų, pradėjau neseniai eiti tikėjimo keliu ir kažkokiam kontekste pakliuvo teologinis žurnalas vienas ir aš galvojau, apie ką rašo teologai, kokie straipsniai. Ir vienas straipsnis, kaip dabar atsimenu, buvo tapatybė šito žmogaus. Kas yra tas nepažįstamasis, kuris sutiko Juozapą laukė ir aš pagalvojau, kokias nesąmonės rašo teologai. Viskas aišku, parašyta, vienas vyras, ką čia dar galima rašyti. Ir taip nusistebėjau, pagalvojau, kad keista man pasirodė ta teologija, jeigu šventam rašte parašyta aiškiai, vienas vyras, tai, reikia žinoti, vienas vyras. Nėra tada svarbu labai, kas čia toks ir kaip iš vis išsiaiškinti reikėtų, jeigu neparašyti. Išsiaiškinti, bet iš tikrųjų išsiaiškinti, mūsų tai pritraukė dėmesį to vyro pasakymas, nes jei ne jis, tai Juozapas nebūtų suradęs brolių ir nebūtų jų įmestas į duobę ir parduotas. Ne? Iš tikrųjų, jo pasakymas buvo kertinis Juozapui. Kita vertus, Biblijos autoriai rašydami tekstą, jie sąmoningai kažkokias istorijas padaro labai labai panašias, ar pokalbius, ar kontekstą su kažkuo kitom istorijom. Ir šitas susidūrimas 15 eilutėj su to vyru labai yra panašus į Abromą, kuris pamatė 3 vyrus ateinančius pas jį palapinę, arba su Jokūbu, kuris vėlgi sutiko vieną vyrą ir su jo grūmis visą naktį. Vėlgi tas pats vienas vyras. O kaip tas vyras kalba, kuris lietuviškai sako, ko tu ieškai, bet tas žodis ko, hebrajiškai ma, jis sutinkamas lygiai taip pat, kaip Hagara klaidžioja dykumoje ir sutinka angelą, kuris paklausia, irgi to pačiu žodžiu pradeda pokalbį. Kas tau, Hagara, atsitiko, ar ne? Lygiai taip pat mes sutinkame. Tai kur lenkiate, Pauliau, atrodo? Tuo atveju mes lenkiame, kad tie panašumai rodo, kad tas žmogus nėra toks paprastas. Iš to mes dar taip pat žinom, kad jis nugirdo brolius kalbant. Panašu, kad tie broliai nebuvo labai draugiški ir savo planų nemanau, kad jie galėjo papasakoti šiaip nepažįstamam žmogui, ypač prie Sichemo, kur jie turėjo saugotis vietinių, nes ten buvo tos skerdynės neperseniausiai vykę. Ne? Tai šiuo atveju panašu, kad tai yra nelabai žemiškas asmuo. Rabinistinės tradicijos sako, kad angelas Gabrielius, jie seka šituo būdu. Mes, krikščionis, matom čia patį Jėzų Kristų, ar ne? Bet kur yra, sudėtingumas šitos scenos? Kad jeigu tai yra, tebūnie ar angelas, ar Jėzus Kristus, ar ne, jisai siunčia Juozapą, kad būtų brolių išduotas. Mums atrodo, jeigu mes sutiktume Dievo pasiuntinį, Dievą tokioj kriziniai situacijai, tai tikėtumėmės iš jo, kad jis pasakys, jokių būdų neik pas brolius. Kad apsaugotų. Kaip Petras sakė Jėzui, tada tau nereikia eiti. Tau nereikia eiti. Arba kai kiti mokiniai, apaštalo Paulius sakė, irgi tada tu tenais nevažiuosi, neplauksi. Nes tavęs laukia sunkumai, grįžk pas tėvą greičiau, nes broliai tave išduos. Tarsi mes tikėtumėmės, kad taip turėjo nuskambėti jų pokalbis, o Juozapas gal nepaklauso, ir tada nueina ir štai kas atsitinka. Čia atvirkščiai. Jis kaip tik pasako, kur yra jo broliai, tiksliai pasako, kur yra, nusiunčia Juozapą ten, žinodamas, suprantama, ar ne, kad jis bus išduotas ir patirs savo gyvenime didelę neteisybę. Sekantis momentas yra motyvas, kodėl broliai jį išduoda. Jie jį pavadina štai sapnuotojas. Jie prisimena jo sapnus. Jie prisimena tai, kad jis turėjo tarytum regėjimus apie tai, kad kažkada bus šeimos lyderis. Ir jie nusprendžia išbandyti. Sakydamas, pažiūrėsim, ar tai įsipildys, jeigu mes tave šiandien nužudysim. Arba dar kažką to blogo padarysim. Jeigu, ir tai yra pagrindinis jų motyvas, kodėl jie išduoda Juozapą, yra pavydas jo regėjimams. Tai yra tikslas, kad neįvyktų, kad jokių būdų neįvyktų, ką jis sapnavo. Tačiau visa istorija, nežinom, kaip jinai rutuliuosis, būtent jų pardavimas sąlygoja tai, kad jis pakliūna į Egiptą, Egipte į kalėjimą, galų gale iš to kalėjimo į faraono rūmus ir staiga tampa tuo, kuris iš tikrųjų yra maitintojas visų šalių ir įsipildo tas pirmasis dalis, jis yra kaip tas javų
Kaupėjas. Ne, javų dalintos, ar ne, Dalintos, tas iš pirmo sapno mes matom jį. Kitaip tariant, brolių, Javų pėdas. jo pėdas, brolių veikimas, kad neįvyktų, kaip tik tampa tuo akmeniu, išsipildant, kad tai vyko. Kitaip ten galėjo būti taip, kad jeigu šitai nebūtų įvykę, jeigu broliai bandydami užkirsti kelią nebūtų bandę to kelio užkirsti, iš tikrųjų tada ir nebūtų išsipildę tai, kas dabar galiausiai išsipildė. Jo, čia ir galima užduoti klausimą, kas būtų buvę, jeigu jie nebūtų. Mes nežinom, aišku, bet visi, kad šitai ir yra sąlyga. Būtent tai, ką jie bandė padaryti, ir yra sąlyga to, kad išsipildytų tai, ko jie nenorėjo iš tikrųjų. Ko jie nenorėjo. Ir šiuo atveju, aišku, šitas Dievo apvaizdos veikimas, jisai, pilna apimtim, pilna savo gale apsireiškia Kristaus mirtyje, ar ne, kuomet Kristus yra, nužudomas, siekiant parodyti, kad jis tikrai nėra Mesijas, bet tai tampa jo pagrindinio atpirkimo įvykių, ar ne, ir jo šlovės momentų. Tai čia toks, jau kalbant apie iš krikščioniškom akimim. Bet tai momentas, kad pats angelas, ar Kristus jį nukreipia pas brolius, kad jis patirtų neteisybę. Kita vertus, broliai daro tą neteisybę, įsitikinę, kad tuo pabaigs jo regėjimus ir nesąmoningai kaip tik išpildo tą regėjimą, su kuriuo kovoja. Yra tokia švento rašto vieta, ką žmonės sugalvojo blogiui, Dievas pakeitė į gėrį. Tai būtent šita ir yra, čia yra Juozapo žodžiai, kuriuos jis vėliau permastys apie šitą vietą, ir jis beje šito vietoje sakys, Dievas leido, Dievas siuntė, ir pats Juozapas šitą žmogų sutiktą įvardins tarytum Dievu, ar ne, šitam pokalbėje jisai pats įvardins, kad mane Dievas atsiuntė pas jūs, kad būčiau užduotas. Ta prasme, kad tas nepažįstamasis vis tik nėra toks lengvas klausimas, kaip man kažkada pasirodė tuščias, jis iš tikrųjų yra gilus. Ir gilus dėl to, kad per jį mes mąstome Dievo apvaizdos veikimą, kad ji yra mums labai sunkiai nuspėjama ir suprantama, ne? Nes trumpam periode atrodo nesąmonė tai, ką daro Dievas. Dabar dažniausiai skaitant šventąjį raštą, jeigu yra vanduo minimas panašiai taip pat kaip ir medžiai, reikėtų atkreipti dėmesį, kad čia kažkas gali būti. Tai va dabar tas tuščia duobė, kur vandens nebuvo. Čia mums reikėtų kažkokias aliuzijas išvelgti. Jo, duotų atveju, kad jis nenuskendo, jis ten buvo giliai įkritęs, taip, ir jis negalėjo išlipti. Ir šiuo atveju tai galėjo būti dumblas ar kažkas, kitaip tariant, jį jau reikėjo ištraukti, jis neturėjo jokių šansų pats iš jos išlipti. Aišku, tai galėjo būti dar ir pavojingas vieta, tai galėjo būti gyvačių, sakykime, ir panašiai. Bet jei Rubenas, sakykime, šiek tiek parodo pozityvios iniciatyvos, aišku, Judo motyvas dėja yra labai liūdnas, jisai pradeda galvoti labai pragmatiškai, kam nužudyti už tai jokios naudos, ar negeriau gauti pinigų. Kitaip tariant, greičiausiai dėja jo motyvas nėra išgelbėti Juozapą ir suvilioti kitus pinigais, greičiausiai jo motyvas dėja yra patys pinigai. Jie parduoda jį pakankamai, pigiai, kaip už 20 sidabrinių, kainos galėjo būti ir aukštesnės. Aišku, tai yra dideli pinigai. Tai yra ne kavos puodelis. Jo, tai yra dideli pinigai, nes tai yra vergas buvo didelė vertybė, tais laikais didelis turtas. Iš principo tai dideli pinigai, bet kaip vergui tai yra, sakykime, tokia labai silpnoka kaina. Ir čia aišku dar yra, pastebėkit, kad atkeliauja medianiečiai ir izmaelitai, ar ne? Mes sutinkam ir vienus, ir kitus, ir ne visiškai aišku, kodėl yra ir vieni, ir kiti. Jie yra tolimi Abraomo palikuonys, vieni yra iš Izmaelio sūnaus, kiti yra iš Ketūros, kitaip tariant, tai yra tokia vertės į priekybą. Čia aišku, biblistai šiuolaikiniai greičiausiai mano, kad tai yra teksto redagavimo apjungimo pėdsakai. Tačiau tradicinis skaitimas laiko, kad jie bendradarbiavo ir vieni labiau užsiminėjo žmonių prekybą, kiti daiktų prekybą, ir čia gaunasi toks, sakykime, sudėtingesnis atvejis, kad Juozapas buvo iš pradžių vienų rankose, paskui kitų rankose ir panašiai, kaip dažnai prekyboje yra, kad Juozapo, jis keitė rankas, iš rankų į rankas buvo perleidžiamas kaip prekė. O broliai, o kodėl jie pirko, nes iš esmės vieninteliai broliai, kurie galėjo jo ieškoti ir kovoti už jį. Tai jeigu patys broliai parduoda, iš esmės žmogus yra beteisis, tais laikais nebuvo jokių teismų sistemų ir tavo šeima yra tavo gynėjas, tai jeigu jinai tave parduoda, tuo viskas ir baigėsi, tu gauni, reiškia. Tai Judo motyvas dėja yra
komercinis ir jis atkartos vieno iš Jėzaus mokinių Judo motyvą išduodant Kristų. Broliai metė Juozapą į duobę, atrodo tokie visiškai, nežinau, cinikai, tokie šalti, valgo. Jie tiesiog sėdi ir valgo. Ir po to derasi, ką ir kaip toliau darys. Kaip mums čia reikėtų iš vis suvokti šitą dalyką, kad atrodytų nėra jokios tokios gilesnės atjautos, išskyrus Rubeno situacijų. Ir ar mes žinom, kuris jisai buvo tada išėjęs, kodėl jisai tenai Taip, mes kažkur nežinom, buvo. bet Rubenas pasirodo kaip silpnas. Taip, jis šiek tiek veikia pozityviai, bet pakankamai neryžtingai. Pabrėžiama, kad visi, kurie dalyvavo Juozapo pardavime į vergovę, buvo jo vienokie ar kitokie giminaičiai. Tiek medieniečiai, tiek izmaelitai irgi yra jo pusbroliai kažkuria prasme, ar ne? Tai yra giminaičiai. Broliai parduoda jį pusbroliam, ar ne? Iš esmės tai yra visa šeima veikia prieš jį. Ar ne? Štai kas yra baisu šitoj scenoj, kad nesvetim šaliai, o artimieji susimoko ir tave išduoda. Ir iš esmės, iš pradžių iš pavydo, vėliau šiek tiek sumišta su motyvu užsidirbti. Ir teisingai Laurinai pastebi, kad jie labai šaltai tai reaguoja. Vėliau mes skaitysim, kad jie išgyvens, pergyvens tai, kas įvyko. Judas ypač pergyvens, mums reikės dar sulaukti, bet šiek tiek užbėgant įvykim už akių, reikia pasakyti, kad Judas yra personažas, kuris atgailauja, kuris persikeičia. Ir ateis momentas, kai jisai jau už Juozapą brolį, grynai brolį, Benjaminą sutiks paaukoti save. Ir čia reiktų pasakyti, kad nors tai yra Juozapo broliai, mes tai vadinam, jie yra jo netikri broliai. Ta? Tai yra ne jo motinos sūnus. Tai šiuo atveju tas irgi, sakykime, yra svarbus momentas, kad jie yra kitų mamų ar ne vaikai. Juozapas yra vienas Rachelės sūnus ir tai aišku vaidina vaidmenį. Tai čia mes matome tikrai visus 10, ar ne, visus 10 matom labai tokioj, žemai kritusius, tačiau nenurašykim jų. Pasirodo, žmonės gali keistis ir vėlesnės pasakojimas mums parodys, kad broliai keitėsi. Taip, broliai keitėsi ir jie pavirs iš tikrųjų į kažką, ko galima buvo žavėtis. Bet šitam etape tikrai yra labai mus nuvilianti scena. Likus keliom minutėm galim dar pabaigai aptarti tą paskutinę sceną, kai Jokūbui yra atnešamas Juozapo drabužis ir kaip tai mums primena tai, kas buvo anksčiau. Drabužio momentas nuolat atsikartoja. Adomo, atsimenam, yra drabužis, kurį Dievas padaro ir vėliau, sakykime, jis apsirengęs savo tais lapais, ar ne vėliau Dievas padaro drabužį. Ir drabužis daug kartų atsikartoja įvairiose scenose ir čia vėl Juozapo drabužis yra, sakykime, vienas pagrindinis iš tų scenų. Tėvas jį aprengia, broliai jį nurengia, vėliau vėl bus drabužis, kurį Potifaro žmona nuplėš ir paskui faraonas aprengs vėl savo drabužių. Tai tas drabužio tema Juozapo istorijoje bus. Jinai spindi tam tikrą teisumo klausimą su tuo drabužiu. O čia galbūt momentas yra įdomus tuo, kad Jokūbas nenustoja jį liūdėti. Ir tai yra irgi mįslinga patirtis. Paprastai laikas gydo žaizdas, mes galim sakyti, o šiuo atveju kažkaip keistai to žaizdos neužgydo Jokūbui. Ir čia dažnai komentatoriai pastebi, kad tarytum Jokūbas turi nuojautą, kad jo sūnus gyvas, tačiau jis negali to paaiškinti ir jo nenurimstantis liūdesys, tam tikras nerimas, ilgesys liūdija, kad yra ryšys su juo, jis jaučia, kad jis yra gyvas, nors negali to logiškai pasakyti. Tai tarytum išduoda, tas liūdesys yra guodžiantis, kad jo nepraėjimas rodo, kad galbūt yra viltis, kad jis gyvas. Ir iš esmės Jokūbo perspektyvoj jis išgyvens pilną Juozapo mirtį ir jo prisikėlimą, kaip savo mylimo sūnaus mirtį ir sugrįžimą. Ačiū Pauliau, ačiū visiems, kurie klausotės mūsų šiandien, klausotės ir apskritai. Jeigu esat ką nors praleidę, viską galite rasti apologetika.lt grojaraštyje Biblijos slėpiniai, taip pat ir įvairiose tinklalaidžių platformose. Jeigu nesat užprenumeravę YouTube kanalo, raginu tai padaryti, vis tiek didžioji dauguma žiūrinčių jį
nėra prenumeravę, tad nesunku porą mygtukų paspausti ir tai tikrai padės šitai veiklai toliau plėstis. Jeigu norit palaikyti apologetika.lt iniciatyvas, įskaitant ir šitą laidą, galite tai padaryti užsukę į apologetika.lt, _, parama ir parodyti įvairiapusišką paramą apologetika.lt veiklai. Dar kartą ačiū Pauliui, dar kartą ačiū visiems, iki kitų kartų ir sudiev. Sudiev.